Norint susikurti savo namų aplinką šiuolaikiškai, įspūdingai ir kad reikalautų kuo mažiau priežiūros, tikrai rekomenduoju apsiželdinti žoliniais augalais. Tai vienas iš tų tokių žolinių augalų, kurie įspūdingai atrodo, yra miskantai. Pakalbėkime apie juos. Yra labai daug skirtingų veislių, yra ir aukštesnių, ir žemesnių, ir netgi visai žemučių. Asortimentas yra tikrai platus, iš ko galima pasirinkti. Taip pat iš miskanto mes turime ir gigantėjus. Tai didysis miskantas, kuris užauga iki 3-4 metrų aukščio netgi, sudaro tikrai tokią žolinę sieną ir galime juo labai smagiai apsiželdinti galbūt savo sklypą netgi vietoje tvoros ir grožėtis geriau tokia gigantiška žole, negu kad betoninė tvora. Ir yra cukrinis miskantas, kurį aš tikriausiai nerekomenduočiau, nes jis labai bėga, nebent labai norite užsiželdinti ten, kur reikia, tiesiog labai daug, kad būtų masės, tai tada galime ir jį naudoti. Bet visų jų priežiūra, sodinimas, tręšimas yra tas pats. Tad taip pat papasakosiu apie tai. Miskantus galima sodinti, ypač jeigu jie yra vazonėlyje, štai taip, Tai tada, kada jūs turite laiko ir galima ir pavasarį, ir vasarą, ir rudenį sodinti. Vienintelė yra išimtis, jeigu miskantas yra kasamas iš grunto, kaip ir bet koks kitas augalas, tada yra tikrai terminai. Mes turėtume tai padaryti, geriausiai balandžio mėnesį arba kovą ir balandį iki gegužės mėnesio ir rudenį rugsėjį spalio mėnesį. Vėliau tiesiog augalai gali patirti didesnį stresą. Bet kalbant apie vazone augantį arba augusį miskantą, mes jį galime persodinti ir anksti pavasarį, ir truputėlį vėliau. Rekomenduočiau netgi vėliau, nes dažniausiai, jeigu anksti perkate, būna tiesiog, šiaudų stagarėliai likę. Ir nerodo miskantai savo gyvybingumo tol, kol oro ir žemės temperatūra nesušyla iki tam tikro lygio. Nes miskantai yra, tokia šiloma mėgiai. Ir dažniausiai irgi reikia nepergyventi, jeigu įsigijote miskantą ir jis vis dar neprabunda, arba kažkokią kitą, tarkim, suruolę, kitokį žolinį augalą, tai palaukite iki birželio mėnesio. Kartais būna jiems iš tiesų stresas arba trūkumas šilumos. Jeigu mes turime labai šaltas naktis, tai augalas tiesiog nesiruošia niekur prabusti. Miskantui tinkama vieta yra saulėta. Jeigu renkatės miskantą siauralapį, tai gali būti netgi šiek tiek ir vėjuota, jie tikrai atlaikys tos vėjus. Tam tikros veislės miskantų gali augti ir pusiau pavėsy. Tiesiog jūs turite labiau pasigilinti ir pasidomėti ir pritaikyti savo, kokie jums yra tinkami, pasirinkti tinkamą veislę. Ar miskantam reikalingas turtingas dirvožemis? Tikrai ne. Miskantai, žinokit, gali augti ir priesmėlį, gali augti ir priemolį. Tik reikia galbūt įsivertinti tokį dalyką, kad jeigu mes sodiname į priemolį, truputėlį pagerinant dirvožemį duobėje, kad gyvenimo pradžiai galėtų išleisti šakneles ir įsitvirtinti tas miskantas, kad jisai gali būti neturės to savo tikrojo to augimo, galbūt jis nepasieks tų 2 metrų, jis bus 1,50 m. Ir lygiai taip pat, jeigu mes tokį miskantą sodintume į pusiau šešėlį, o jis labiau yra pritaikytas, tarkim, saulei, tai žinoma nukentės žiedynai, neturėsime labai gražių prašmatnių vatų šluotelių. Bet miskantam atskirai ruošti duobę, kompostą, juodžemį maišyti, dažniausiai to nedarau, nebent visišką molį, tai tada mes jį pašaliname ir žinoma šiek tiek duodame tą normalaus gero dirvožemio, tai yra, kad būtų juodžemio arba šiek tiek priesmėlio, galima naudoti ir durpę, bet atsiminkite, kad durpė tai yra tuščia, tai yra kaip vata. Startų šaknelėms išleisti viskas tvarkoje, bet vėliau durpėje augantis augalai, jie labai džiūna, būtina mulčiavimas ir žinoma, nėra jokių maisto medžiagų tenais. Kaip pasodinti miskantus taisyklingai, kad jie tikrai prigytų ir augtų? Įsigijus miskantą vazone, dažniausiai jūs pamatysite štai tokį vaizdą. Tai yra susisukusios šaknelės, kurios yra išlindusios jau iš vazono. Ką daryti persodinant? Tai ištraukiant miskantą iš vazono, tenka kartais tas šakneles ir praplėšyti.
Va. Va. Ir ką mes turime? Mes turime šaknytės einančias į apačią. Bet apatinės šaknys jau būna susisukusios. Sodinant mes privalome atpalaiduoti visas šitas šakneles, kad jos nebūtų susisukusios, o ypatingai jeigu perkate apvaliuose vazonuose, tai šaknys kartais būna apsisukusios ir čia viršutinėje dalyje. Būtina jas atpalaiduoti ir nebijoti, jeigu kartais reikia ir pradraskyti šakneles, nes ten, kur šaknelė nutrunka, ten augalas, jeigu jis yra sveikas, jis augins naujas šakneles ir netgi 2 ir 3 ir bus jų daugiau. Bet atpalaidavimas šaknų yra pats svarbiausias dalykas, šiaip visiems augalams tas galioja, jeigu mes norime, kad augalas lengvai prigytų. Ir atpalaidavę šaknis mes tik tai tada sodiname į duobę. Sodinti reikėtų augalą taip, kaip jisai augo. Tai jeigu čia mes matome yra užmulčiuota, vat lygiai taip pat ir sodinate iki dirvožemio ir viršui čia beriame šiek tiek mulčo. Įgilinti tikrai nerekomenduoju. Dažniausiai miskantai išsiplečia augdami iki metro, na, kai kurie galbūt mažiau, priklauso nuo veislės, bet sodinant jos būtina laikytis tikrai atstumą, sodinti, jeigu norite pasidaryti gyvatvorę iš miskantų, sodinti kas 70 cm arba kas metrą. Nesodinkite tankiau. Pradžiai taip, aš žinau, atrodo mažas kelmukas toksai, ne, ir reikia sodinti tokiais dideliais atstumais. Bet jeigu jūs sodinsite per daug tankiai, na, ateityje iš tiesų jie labai stipriai suaugs, pradės konkuruoti vienas su kitu augalu, šaknis pradės konkuruoti dėl maisto medžiagų ir, žinoma, gali prasidėti dėl tankumo visokios ligos, tai vis dėlto sodinant geriau laikytis atstumų. Bet jeigu sodinate miskantą gigantėjusą ir norite pasidaryti savo tvorą, tai tarkim, aš pati sodinausi kas 50 cm, jisai šiek tiek prasiplečia, bet jis nėra stipriai bėgantis miskantas ir tikrai pasidaro labai graži tvora. Laikui einant visi miskantai, na tai kitaip tariant, senstant, viduriukas miskantų pradeda plikti. Ir tai yra natūralu. Tai ne tik tais miskantų ir kitų žolinių augalų. Kaip mes galime tą problemą išspręsti? Pirmas dalykas, tai tiesiog iškasam ir padalinam ir iš naujo pasodinam į duobę ir augalas vėl želia ir vėl bus gražus jums keletą metų. Antras dalykas. Nedarykite tokios klaidos, jeigu kartais tai darote, tai taip nedarykite. Neberkite niekada trąšų pavasarį, na, va taip, ten į vidų, į tos visus stagarėlius, nes trąšos būtent gali ir išdeginti. Gal tai yra jūsų tręšimo, netaisyklingo tręšimo pasekmė. Kiek miskantams reikėtų trąšų, o visiškai minimaliai. Iš esmės tai yra žolinis augalas, kuriam jūs galite tręšimą duoti tik tais anksti pavasarį ir tai yra minimaliom dozėm. Bet jeigu jūsų augalai, tarkim miskantai ir žolės auga šalia vejos ir veja yra nuolatos tręšiama, tai galite netgi nesirūpinti. Jie tikrai susiras savo maisto ir pasimaitins. Rudeninį tręšimą, kaip ir visiems augalams, tikrai rekomenduočiau rugpjūčio mėnesį daryti su kalio ir fosforo trąšom tiktais. Azoto jiems tikrai nereikia tam, kad jie gerai pasiruoštų žiemai. Žiemai miskantų nugenėti nerekomenduoju, dėl to, kad prikritęs sniegas į pačio miskanto viduriuką ir jeigu bus per daug šilta ir šlapia žiema, gali turėti didelį įtakas puviniuje, gali išpūti tiesiog jūsų miskantas. Pavasarį irgi neskubėkite genėti labai anksti. Rekomenduočiau tą daryti dažniausiai kovo vidury arba netgi pabaigoje. Kirpdami pavasarį miskantą būtinai palikite 10 arba 15 cm ilgio senus kotelius ir tiesiog kerpame. Paskui, kai atželia, jeigu jūsų miskantas yra linkęs iškristi, tai tie seni koteliai gali jį prilaikyti. Bet jeigu jūs žinote, kad jūsų veislė yra labai stati ir neišgulanti, tai tiesiog galima palikti ir žemiau kirpti 5-7 cm aukštė virš žemės. Jeigu miskantus laistysite gausiai, jie tikrai labai gražiai augs ir žaliuos.
Anksti pavasarį nerekomenduoju laistyti, kol yra drėgnas dirvožemis, bet vėliau, jeigu mes norime, kad augalai gerai augtų, laistymas jiems yra reikalingas, bet nebūtinas, nes tam tikros veislės miskantų gali išgyventi ir be laistymo. Bet čia mes kalbame apie jau sutvirtėjusius ir vyresnio amžiaus augalus. Ar žinojate, kad miskantą galime pritaikyti bet kurioje vietoje jūsų sklype? Iš tiesų, jie yra tinkami sodinti kaip soliterą. Tai yra, tarkim, turite kažkokį gražų akmenį ir prie akmens galite pasodinti vieną didesnį, aišku, aukštą ūgį miskantą. Taip pat iš miskantų mes galime formuoti gyvatvorės, žinoma, atkreipkite dėmesį į formuojamą šešėlį toje vietoje, tarkim, iš jūsų esamų kažkokių želdynų ar augalų auginamų arba iš kaimyno pusės. Ir taip pat miskantus galima sodinti ir į alpinariumus. Su miskantais mes galime daryti olandiškas bangas, su miskantais mes galime labai daug ką daryti, improvizuoti ir netgi su jų šluotelėmis, nes miskantų šluotelės galime labai gražiai stabilizuoti žiemai, tai yra paprasčiausiai rudenį nukirpti, išsidžiovinti, galima pamerkti šiek tiek prieš džiovinimą į gliceriną, tai 50 ml glicerino, 50 ml vandens, pamerkiam. Ir taip stabilizuojasi augalas. Tam, kad tikrai jo stabilizuoti, mes galime panaudoti plaukų laką. Ir tai bus puošmena visą žiemą jūsų namuose. Kokios dažniausios problemos būna sodinant miskantus? Tai viena iš didžiausių problemų, ką aš girdžiu, tai labai lėtai auga arba, stovi, sako, tiesiog jisai pasodinau ir jisai stovi. Tai atkreipiu dėmesį, sodinant reikia tikrai atpainioti šakneles. Antras dalykas, dėl ko tai galėtų būti, tai trūksta maisto medžiagų. Ypatingai jeigu matote, kad lapai nėra sodriai žalios spalvos, jie yra gelsvesni, tai tikrai trūksta maitinimo. Tai reikėtų jiems tikrai duoti trąšų turinčių azoto. Antra problema būna džiūna galiukai. Dėl ko taip atsitinka, tai yra arba problema su šaknimis, o dažniausia tai yra tiesiog arba perlaistymas, arba nedalaistymas. Tai šitoj vietoje reikėtų sureguliuoti laistymą. Ir dar viena problema, kurią dažniausiai klausia, kad neturiu tokių gražių šluotelių. Tai pirmiausiai pasižiūrėkit, kokią veislę miskanto jūs įsigijote, nes galbūt tai yra gracilimus, kuris labai retai ir labai nedaug sukrauna šluotelių, tai dėja jūs jų ir neturėsite gražių. O jeigu jūs vis dėlto išsirinkote miskantą su gražiomis šluotelėmis ir jų neturite, tai reikėtų įsivertinti pasodinimo vietą. Ar tikrai jūsų augalas gauna užtektinai saulės. Jeigu ne, pasirūpinkite, persodinkite jį kitur, kad jis turėtų tinkamas gyvenimui sąlygas ir tada jisai jūs džiugins. O kalbant apie ligas, tai miskantai dažniausiai, galima sakyti, kad tikrai jų neturi. Labai retai, kada gali pamatyti ant tam tikrų žolinių augalų rūdis arba dėmėtligė gali atsirasti, bet tai būna irgi tik tais tada, kai būna per tankiai pasodinti, trūksta maisto medžiagų, trūksta laistymo, yra nepriežiūra visiška, kaip sakant, tiesiog pasidaro jisai ligonis. O kalbant apie kenkėjus, jų dažniausiai nepastebiu. Tad drąsiai galite sodinti, auginti, ypač jeigu jūs norite visus augalus turėti, kuriuos galima auginti ekologiškai, be jokių purškimų, be jokių priežiūrų. Ir jeigu jūs esate iš tų žmonių, kuris nenori nieko rūpintis, bet nori turėti gražų kiemą, kaip sakant, labiau pritingintis, bet mėgstantis pasigrožėti, tai tikrai rekomenduoju rinktis miskantus.